Renkantis sienų apdailos medžiagas tenka derinti estetiką ir praktiškumą, todėl svarbu gerai išstudijuoti įvairių dangų savybės ir galimybės dekoruojant interjerą. Viena iš alternatyvų – skysti tapetai. Specialistų klausime, kokias jų savybės verta žinoti. Įsirengiant naują ar renovuojant seną būstą, visuomet iškyla klausimas, kokias sienų medžiagas naudoti. Skirtumas tarp skystų tapetų ir kitų analogiškų medžiagų yra tas, kad užnešus šią medžiagą ant sienos gaunamas vienalytis paviršius. Sužinojome, jog skysti tapetai gelbsti nuo nepatrauklių sienų įtrūkimų, pažeidus dangą galima greitai ir lengvai atlikti nedidelius pataisymus. Ši medžiaga lengvai tepama ant bet kokio paviršiaus. Ją lengvai užnešite tiek ant lenktų, gaubtų paviršių, ant įvairių arkų ar kolonų. Jeigu reikia suformuoti kažkokias nišas, palikti vietas rozetėms, nusprendėme daugiau sužinoti apie skystų tapetų dengimą. Pasirodo, tam nereikės daug įgūdžių, specialaus sienos paruošimo ar brangių įrankių. Jeigu turime gipsinę sieną, užtraukime tiesiog siūlės ir varžtus ir užgruntuojame gruntu. Jeigu turime tinkuotą sieną, nuimtų senus tapetus ar dažytą sieną, tiesiog pragruntuojame gruntu ir viskas. Šiuo atveju mes jau turime paruoštą gipsinę sieną. Tapetavimui mums reikės 6 litrų šilto vandens, skystų tapetų ir mentelės. Į 6 litrus vandens mes dedame blizgučius pagal poreikį. Šiek tiek blizgučius pramaišome ir dedame skystus tapetus. Labai svarbu visą masę gerai išmaišyti, kad pilnai išbrinktų visos tapetuose esančios detalės. Maišome tol, kol tampa masė tokia lipšni. Išmaišytą masę dedame atgal į tą patį maišą. Ir paliekame išbrinkti 12 valandų. Kadangi mes jau turime išbrinkintą mišinį, mes tiesiog galime pradėti darbus dabar. Tepimas prasideda nuo to, kad imame saują tapetų ir tiesiog dedame ant sienos dalį. Ir išlyginame į visas pusės, kad tolygiai pasidengtų ant sienos. Svarbu pradėti nuo kurio nors krašto, bet ne nuo vidurio, kad nepradėtų eigoje džiūti. Šią sieną užtepti nereikia daug laiko. Net nepatyręs meistras gali tai atlikti per 1 arba 2 valandas. Praėjus 2 valandoms po užtepimo, sieną reikia pralyginti šlapia mentele. Pabaigus sieną lyginti, paliekame ją džiūti 1 arba 2 paroms, priklausomai nuo kambario drėgnumo. Skystais tapetais padengta siena tinka ir vaikų kambariams, ir alergiškiams žmonėms, kadangi sudėtyje tik ekologiškos medžiagos – šilkas, celiuliozė, kvarco papildai. Skystų tapetų yra daugybė raštų ir atspalvių. Juos galime maišyti vieną su kitu, kaip ir naudoti atskirai. Ši medžiaga reguliuoja patalpos drėgnumą. Perteklinę drėgmę jinai sugeria, o esant sausam patalpos orui drėgmę išskiria. Derinant kelis skirtingus tapetų atspalvius, kambario sieną galima paversti išraiškingų paveikslų. Tačiau tai taip pat ir praktiška medžiaga, padedanti spręsti šilumos, garso izoliacijos ar drėgmės problemas.